Labas rytas, gerbiamųjų publika. 21 kelionės diena. Dabar 8 valandos ir 35 minutės. Laukia temperatūra 29. Baisiai karšta. Sėdžiu savo prabangioj viloj, kur vakar apsistojom pavėsiniai. Ir dabar taip galvoju, iki Dalat mum yra 250 km, 240 berods, kažkas to. Bet apie 80 km mum ten reikės važiuoti tokiais keliais kaip kad šiauriai. Stipriai vingiuotais, kalnas, pakalniai ir panašiai. Tai net nežinau, mes esam užsistatę navigaciją nuvažiuoti 150 km ir 100 km pasilikti rytoj. Bet, kadangi dabar yra 8:30 ryto tiktais, o mes visada išsikrapštom iš viešbučio tiktais apie 11, tai jau turiu tokių minčių, kad galbūt pasieksim šiandien Dalat. Jeigu mes atvažiuosim tą 150 km 2 valandą dienos, neisi į viešbutį miegoti. Greičiausiai, kad lėksim toliau. Tad, jeigu mums pasiseks, dėlėksim iki pat vietos. Žiūrėjau vakar per Google Maps, stydėjau gal kažkur kažką lankytiną vietą už įdomesnę rasti. Nieko nėra visiškai švaru. Tad, greičiausiai, šiandien be jokių blaškymosi tiesiai iki ten. Kaip kopos. Lemba, kokia dydžio. Smėlio kalnai supustyti. Kaip ir visada sakiau, geriausias planas, kai nėra jokio plano. Važiavom, kokį turgelį užgaudėm, eik tu savo. Čia turgus, turgus ten, čia žuvų ferma greičiau, ne turgus. Einam pažiūrėti, ką jie čia krauna. Parplaukė va ką tik laivas. Šiuką pažiūrėti. Ką jie čia turi? Kriauklės visokias, moliuskus, krabų. Čia jau šiukšlės. Eik. Keliau. Kažkas čia pakrauta va maišuose, kas čia yra? Kriauklės, moliuskai tie. Nes va čia irgi. Bet ten gali nueiti dar pasivaikščioti iš tikrųjų. Tai gal reikėtų nueiti pasižiūrėti, ką gerą turi. Bet šiaip tai, kai gerai atrodo, eina savo. Hello, mister. What do you have here? Kriauklių visokių nesąmonių prisidėję, realiai. Tai nieka įspūdinga. Laiviuks vienas išplauk. O ten kiek fermų matos. Eina savo, kas ten daros. Reikia gal pabandyti nukeliauti tenai tais liepteliais. Gal ten turgus ar kažkas. Bent jau pažiūrėti įdomumą dėliai, kaip ten viskas atrodo.
Einam apsižiūrėti, ką jie čia gerą turi. Liepteliais tokiais. Liepteliais. O šiukšlių kiek vandenį. Vien plevelė. Plevelė. Viskuo. Einam. Čia ferma kažkokia. Gal ir kavinė priedo ar parduotuvė. Hello! Can I look? Thank you. O, kokia žuvytė. Oi, tu kur čia per žuvis? Gera. Nice. Ką daja čia? Žiūrė. Koks plaukioj. Eik tu savo. Kai gerumą. Vienas ten antras. Čia prisidėję austrių, ten kriauklių. Kai gerai. Bet tai tie kokie gerumą. Ką da čia gerą turi? Vėl tie patys. Kas čia tokie yra? Čia ne kalmarai. Bent jau nelabai panašus. Nu ir ne aštunkuoji. Vėl austrių, kriauklių prisidėję. Da, tokių. Kai gerumą. Eik tu savo. Gal čia praeiti? Gal. O. Visokių gerybių. Gerą fermą jie čia užgaudė. Ką da čia žie? Koš? Žie žuvis. Kaip ta atrodo? Čia da... Eik, aš tokių net matęs nesu. Nei akvariume, nei dar kur. Čia... Eik, tu savo, kokia geruma. Čia užgaudo. Išėjai išgaudo. Čia suleidž. Viskas. Dabar būsim mana. Žiūrėk kokia. Plūkščių snukių. Plūkščią galvą, tiksliau, ne snukių. Wow, nu kas da čia gera? Čia vėl kažkokia kitokia rūšis. Kaip? Nu čia tai jo. Kai jie atrodo nenormaliai. O ten už tinklavo matos mažykės plaukia mailiuks. Bet ten jau nebepriklauso. Ai, savo. Žiauriai gerai. Da laukia kažką tais turi. O, čia kavinukė. Gali pasiprašyti. Pavalgyti. Nu, einam, pažiūrėsim lauką. Ką dar turi gerą. Prigaudė. Ai, čia mažytės žuvytės kažkokias. Čia geras plaukiai. Labutis. Da viena. Wow. Atrodo nebenormaliai, galiu pasakyti. Tokiais tempais. Mes esam nuvažiavę dabar apie 20 km kažkur tais. Plius minus. Nu jo, daugiau aš nemanau, kad būsim nuvažiavę. O mes jau užgaišom kokias 2 valandas. Tai vienur sustojom, tai kitur sustojom. Ir dabar vien čia kokią valandą jau laiką blaškomės. Tai ar pasieksim šiandien Dalat? Aš jau pradedu abejoti. Vaikščiau į dabar prieš išeinant dar užmačiau vėžių. Žiauriai didelių. Net nemačiau prieš tai. Can you catch one? One. Can you catch? Yeah. Kaip pagausi tu su rankom? Žiūrėk, pabandysiu ištraukti vieną. Pažiūrėti kaip pat. Aha.
Kaip į tą čia iš? Pagautai, ką gudrus, ką? O, vieną mažiuką. Bet koks greit? Wow. Kokia ūsai diduma. Eik, tu savo. Bet kokie ūsai. Vienas, du geri sprindžiai. Wow. Akytės kokias mažytės. Bet tai kai gerumą. Eik, tu savo. Geras. Thank you. Leistų jį atgal. Žiūrėkai. Lauką. Aba, ką nėra. Gerai. Dar kartelį grįžtu aš prie tų. Jūs man pasakyčia kalmarai ar ne? Nu jaučiu gal ir kalmarai. Bet kažkaip aš juos įsivaizdavau mėlynus visą laiką. Violetinius tokius labiau. Tokie dydžiai. Manykim, ką kalmarai. Kažinį pačiupinėti eitų ar neįtų. Pabandykim, ten iš anos pusės jau ten daug yra. Piau. Palies su piršteliu. Gyva dar nebuvau lietęs. Žiūrėk, nieka, nulis emocijų nebija. Nu. Nieka nebija jie. O tas biškis spalva pakeitęs įdegęs toks labiau. Bet va reaguoj. Kaip? Su tai tuos čiuptuvus tik tais iškel. Geras. Gerai. Pažiūrėjom, pasidžiaugiam. Dieną neguminė. Reik šutint toliau. Yra be 15:11 ir stovėm pusrytukų. Užgaudėm gražią vietą. Čia tokia. O, čia gali prigulti palisėti, jeigu nori. Hamakų daugybė. Tik tavo savininkė žiauriai briedna baba. Tik rankom taip mosikuoji kažką tais, ko paklaus, to negausi. O vieta tai va, superinė. Wow. O ten, mato tą salą? Jin realiai nėra baisiai toli. Ir mes galvom ten biškiuką arčiau privažiuoti. Ir pabandyti nusiųsti droną tenai. Iš pradžių galvau, kad ten yra negyvenama, bet dabar iš čia matau, kad yra pora valtelių stovi. Bet būtų įdomu pažiūrėti, kaip ten atrodo veiksmas, gyvybė. Bet šiaip tai vaizdai eina savo, kai gerai atrodo. Ir realiai po biškiuką apleidžiam vidurio Vietnamą ir jau įvažiuojam į pietus. O pietuose kuo toliau, tuo daugiau džiunglių. Tai va, tai bus tropikai, džiunglės. Laukiam, ką užsisakėm makaronų su jūros gėrybėm, makaronų su jautiena ir dar vienas patiekalas buvo tiesiog makaronai kiaušininiai. Tai užsakėm aš su jūros gėrybėm, kolega su jautiena, eisim papusryčiauti, pavažiuosim biškelį toliau, pabandysim pakelti droną. Ne, čia šeimininkė pamatė, kad atsinešėm droną, ką pradėjo mosikuoti rankom, no. Nu gerai, sakau, okei. Persidėjom batarkės, jin vėl mata, ką mes nereaguojam, vėl no. Tai pakelina, gerai, sakom, gerai. O čia, nei čia oro uostai yra, nieka, visiškai. Vienu žodžiu, bet kokiu atveju, čia konfliktą mes nedarysim, biškiuką pavažiuosim iš tos kavinės toliau, bus kaip tik arčiau tą salą ir ten mes jį pakelsim. Pusrytukai padaryti, gėrimiuką, tokį išskaptavą, iš kokosą. O, koks gaivus. Laikė šaldytuve ir pilna vandens. Ne vandens, o pieno. Žiūri karštą, atsigaivinti pats tas. Pavažiavom biškelį toliau,
Radom kažkieno tvirtovę. Tokia. Kaip jūs mano tas mopeds? Dar važiuojantis? Toks. Aš manau, kada su juo laksta vis tiek. Kas čia? Knapkių šviesom. Grandinė sutepta. Aš taip įsivaizduoju, da hebra laksas tokiu. O čia va vietinių chata. Taip jie gyvena. Bet vienu žodžiu, ne dėl to sustojom, o sustojom čia paleis droną. Ten va sala jau tiek arti matos. Tai nuskrisim su dronu apžiūrėti, kaip atrodo. Ten, nežinau, matos per kamerą ar ne, bet yra uolos. Tai va tas uolas labiausiai ir norim apžiūrėti, kaip jos atrodo. Nes iš čia atrodo jos iš vis nebenormaliai gerai. Reikia nenumuštų, kas nors manęs einu čia per gatvę, tai patenkins. O, ką, keliam droną, įlekiam prie salų. Kaip hebra įsikūrus saloj, eikti savo, keli namiukai pastatyti, valčių priparkuota pakrantė, kurie skaidri tokie. Melsva, blemva gerai. Ramybės oazė, ką jūs norit. Turėjom atvažiuoti į kažkokią vandens saugyklą, užtvanką. Ant fotkių matęs, kad pastatas yra kažkoks apleistas. Lėkiam, liko 400 metrų, viskas. Vartai uždaryti, kelias uždarytas, nieko nebėra. Tai gavos taip palei tvorą, kažkur tai buvo takiuks, tuo takiuku važiavom, tokiom peklom, visokiom per džiunglės ir atlėkiam va, į balą. Upė, bet tik tiek, kad jinai jau antiek išdžiūvus. Buvom biščiuką nuėję įbrist, tai įbridom gilis kelių nesiek realiai. Pritupėm taip. Susišlapinam, atsivesinom ir viskas. Reik lėkti toliau, nieko nebus. Iki Dalatą mum yra dar 200 km, o jau dabar yra pusė 2 dienos. Tai šiandien niekaip. Stosim kažkur pakely, o rytoj jau bus Dalat. Pagaliau. Kažkaip, nežinau, apleidom Danangą ir iki Dalatą buvo 500 su kapeikom kilometrų. Žiauriai ilgai važiuojam mes jais. Atrodo, leki, nėr čia kur plaškytis daug nika. Aišku, vakar pasiklydom biškelį. Tai dėl to, bet, irgi, mes ten kiek mes paklaidžiam, valandėlę gal. Belia kokiu atveju. Šaunam dabar toliau, o jau kur sustosim, ten sustosim. Kažkaip jau antrą dieną iš eilės mums ten tokiais keliukais važinėtis. Mano tie stabdžiai kuo toliau, tuo labiau girgžd. Nieks nerand priežasties, bet kai jau tiek lika, aš jau jos ir nebeieškosiu. Tegu pasimt, greit kai važiuoji nesigirdži, retai važiuoji. Aha. Op, pralėkiau. Pabiškiuka. Paušt. Kažkokiais krūmynais, pievom, blemba. Kiek tu? Jėzau. Aha.
Lėtai, bet užtikrintai. Op. Na va, pralekiam, o ten jau bus geresnis kelias. Kokį variantą atradau? Sulčių, pomidorų ir avokadų. Dar tokių nebuvau matęs. Excuse me, I'll show you. Ką noriu? Kam? Žiūrėk, nesuprant. Kiek laimės? Ateik. Va, žiūrėk, kiek laimės. Kaip jai parodyti? Pomidorų ir avokadų man tada, jeigu neateini. Ateik. Va, ateik. Žiūrėk, kiek laimės. Ateik. Va. This. Bo. Čia tas ir tas? Ja? Okei. Vieną. Ta. Ką rašė, kiaura arba aš nesuprantu kažko. Šitą. Teta, gali šitą išpausti? Kažką čia nesuingalai. Arba aš čia kažko nesuprantu rimtai, arba jinai kažką čia nušnek. Nu bet pavaizduoti, pomidorai ir avokadai, ane? Duosi? O tas? Čia nėra? Okei. Carrot, morkos. Tom ananasas, ane? Gerai, koks ta? Apelsins? Ne? Tas apelsins. O čia? Kas tas? Kas tas? Carrot, morkas. Taip. Tas ananasas. Apelsins. Čia pomidorai. O tas? Kas čia? Jo. Okei. Ananas. Imkim ananas. Vieną. Išsiaiškinom. Pagaliau. Ką norėjau negavau, imsim ananasų. Nulupa jie čia. Aina savo. Maladės. Ai, kaip galite. Belekiantį dalat atradom, Mičą Bakenaną iš Baivačių chatą. Biškį apipaišyta, biškį toje pavargus, bet yra laiptukai, lipam apsižvalgyti. Raunam į kalnus vėl vaizdai. Čia biškį laiptai patrupėję, lengvai. Nieka, laikys. Kai atrodo. Va. Eik tu savo. Žiauriai gerai. Ir čia kalnuose jau nebėra tiek karšta. Aišku, šilta tvanku, bet kentėti manoma. Nebėra tos saulės, užtoj matyti. Tas toks vėjas biški gaivu. Bet vaizdiniai tai kat. Keliukai irgi tokie kalnuoti, taip vingiais. Ir žiauriai daug duobių. Jau duobė ant duobės, o toj duobė dar viena duobė. Būn, vieną atkarpą nieka, kitą, vėl tas pats.
Iki Dalatą mums apie 70 km dar. Nu taip, per porą valandų turėtume pasiekti, manau. Aš jau esu debesy, esu pakilęs 1425 metrus, bent jau taip rodo dabar telefonas. Ir rūkas, šlapė. O pravažiavau nuo paskutinio kameros įjungimą 10 km. Kas daros? Kosmosas. Reikėjo stoti apsirengęs, aš vis dar su maike ir su šortais. Šalta jau. Kaip aš jums pasipuošiau. Visas toks. Susidėti kapišoną gali. Įvarinėti. Esu dabar kiek čia? Va, 1494 metrų aukštį. Realiai lietus nelyja, bet ten va, debesis. Ir visi iš ten parvažiuoja va būtent taip apsirengę kaip mes. Mes tos kompensanos nusipirkom šiauriai, o prireikė pietuose realiai. Visą laiką prasinešiuojam, apsirengiam, striukės, kelnes, nes žiauriai šalta pasidarė. Važiuoju su šortais, su tom trumpom rankovėm, baltiniais. Šalta. Tai va, dabar apsirengiam. Užsidėjom tuos nuo lietaus, jeigu lytų. Ir apskritai nuo drėgmės. Ir dabar jau galim šaut toliau. Mums vis dar 60 km. Ir vis į kalną, į kalną, į kalną, į kalną. O, iš tos pusės, kur atvažiavom, irgi debesis. Kaip atrodau? Kai glušas toks biškį jaučiu. Nu, bet ką, apsirengiau, galim varyti toliau. Nu, esu grinai debesy dabar. Savo nieko nesimata. Greitis 40. Normalu. Matau į priekį, nu kiek? 10 metrų? Kažkas to. Nu jau kuo. Tokią kelią tai tikrai nesitikėjau. Čia remontas pasirodo. O, biškiuką geriau. Su tamsa atvykom į Dalatą. Dabar viskas, ko reikia, tik susirasti viešbutį mūsų. Atlėkėm į Dalatą, pasiėmėm viešbutį su 2 lovom ir žiūrėkit, ką gavom. A gali ginčytis, ką ne 2. Vieną ir antrą. O čia dapčians, nežinau kam. Tokį kambariuką gavom. O tų liks dušas, nu bet šiaip tvarkingai atrodo. Viskas okei. Tai va, šiandien pramynėm 205 kilų. Iš viso apytiksliai. O esam nuvažiavę 3247 km. Wow, daug. Porą dienų dabar apsistosim Dalate. O toliau matysim. Pirmiausia, reikia pragyventi tas porą dienų. Realiai iš vis negalvau, kad Dalatas toks didelis miestas. Visą laiką galvau, kad jis, kaimas, kaip Sapa, kažkas to. Atvažiavom 10 km miestų tiesiai. Kosmosas kažkoks. O beje, neparodžiau. Taigi turim langą va į tualetą.
Jeigu kas darys kaku, kits galės žiūrėti. Va. Va. Tuk. O jeigu rimčiau, yra užuolaida. Va. Ein veik. Veik, bet taip nenori veik. Tai va, dabar turim 7 valandą vakaro. Tai greičiausiai dar pašausim kažkur biškiuką iki miesto, greičiausiai iki turgaus. Norėčiau nukeliauti naktinio. Apžiūrėti tenai, nes iš čia šalia. Ir tada jau viskas. Tada jau susimatysim tik rytoj. Atkeliavom į Dalatą naktinį turgų. Ne, ačiū. Pilna žmonių. Tiek hebros vaikšto. O mes dar net pradžios sakau. Pagrindinę pastatą nepriėjom. Toks jausmas, ką aš prieš eis maičiau. Čia visokių rūbelių, skarų, kepurių, megztinių, apranga. Mane šiandien kas domina, tai vaisiai. Šiandien sakiau, nusipirksiu vaisių. Ragavau bananų, žiauriai skanus. Į Europą tokių skanių netvežė. Jie tokie mažiukai, bet saldus. Ragavau duonmedžio vaisius, taip, tikriausiai turėtų būti. Irgi toks savotiškas skonis. Kitų vis kažkaip neparagaudavau, bet nebūdavo progos. Šiandien sakiau, pabandysiu, jeigu bus koks miksas, tai aš mielų noriu. Dalats, tai kuom garsiai, kava, arbata ir braškiam. Braškių tai jau mačiau, realiai jų ant kiekvieną kampą. O, žiūrėkit. Braškės. Čia maistelė. Kas čia, o, vynogių. O, vynogių. Bet kavos ir arbatos, dar kol kas nemačiau niekur. Kaip čia hebros? Ai, pilna visur. Ir tas turgus, čia aplinkui visur, realiai, kur beisi ten turgus. Tai nežinau, einam į tą pastatą, man atrodo dabar. Užeikim aplinkui. Ir jeigu čia mums nepatiks, eisim ratuką. Ojei, turgus, kioskiukų pilna. Dabar reikia ieškoti, ką čia gali nusipirkti. Čia vien džiovinti. Iš tikrųjų, įėjus čia, kvapas kaip gėlių paviljone kokiam būčiau. Einam ieškoti, kur yra vaisiai visokie. Noriu bananų. Ko dar noriu? Duonmedžio vaisiaus. Kioskiukai, teta prisnaudus. Ten išeisim lauk. Tai sukam čia. Ten lauk išeisim jau. Datulės. Bet čia vien džiovinti. Kas čia? Pasaldi bulvę gal? Braškės, jos yra žalios. Čia gal tai rūšis. Eikim toliau, praleidž mumis. Ups. Džiovinti vaisiai. Ką čia, matau bananą, matau duonmedžio vaisių. Čia net neaišku kas. Gal reikia pabandyti pasiimti. Gal dar reikim biškiuką. Aš norėčiau šviežių labiau. Čia riešutų. Jau. Vienu žodžiu. Kaip bebūtų, yra džiovintų vaisių pilna. Bet džiovinti. O šviežių nematau, bent jau kol kas.
Kol kas turgui paieškos nekokios, arba braškės, arba vaisiai supakuoti kalnais. O čia žiūrėkit, ant tų mažų kėdučių kiek prisėdusių žmonių. Visi sėdži, tai braškę valgo, tai šiaip su telefonu žaidžia. Tai vien su kitu bazarinu. Veiksmas vyks pilnumoj. Biškiuką po miestą dar lakstėm. Atradom renginį. O. Koks drakoniuks. Kai gerai atrodo. Ai, hello. Čia realiai į mane visi kaip į drakoną žiūri. Drakons neberūpi, aš dabar rūpiu visiems. Bus kažkoks renginys. Tai reik biškelį luktelti. Galės pasižiūrėti, ką čia gera. Parodys mum. Nu, prasided jau. Šau. Và xây dựng một công trình quân sự độc đáo vững chắc nhất trong lịch sử Việt Nam là Kinh đô Hoa Lư, mở đầu thời kỳ Văn Hiến trong những năm tháng huy hoàng và vàng son đầu tiên của lịch sử độc lập dân tộc. Kinh đô Hoa Lư xưa là vùng thung lũng rộng hàng trăm hecta, gồm hai hoàng thành nằm cạnh nhau và một vùng núi kề sát gồm Thành Ngoại, Thành Nội và Thành Nam. Kinh thành dựa vào thế núi là chính, ba mặt đông tây nam được bao quanh bởi những dải núi đá vôi cao dốc đứng và những đoạn tường thành nhân tạo nối liền các dãy núi. Phía bắc là bức tường nước được tạo thành bởi dòng sông Hoàng Long và dòng Tiểu Long Giang, tức sông Sào Kiên, tạo nên thế ỷ sơn. Nhìn sông tựa núi vững chắc, tiến hóa chu toàn linh hoạt, chẳng khác nào thành cao hào sâu mà thiên nhiên ban tặng cho nước ta. Nu gerai varo. Gražiai. Phá tống binh chiếm lễ đã thành, ngàn năm còn mãi với sử sanh, ăn dân sông nước đầy mưu lược. Ai, tu sao? Cái gì kia tôi? Ir tie žmogeliukai dar kaip, užsilip. Wow! Sự hoàn thành mở trường đại học đầu tiên, xây văn miếu quốc tử giám để chấn hưng đạo học, mở khóa thi để tuyển chọn hiện tài, nhà lễ dựng bia đá để tôn vinh trí thức, điện kính thiên nơi thi đình được tổ chức, sân Long Trì bày lều trong mực nguyệt, Thăng Long lấp lẫy đèn hoa ca hát.
Nu, aš vietnamietiškai suprantu, manau, lygiai tiek pat, kiek ir daugelis iš jūsų. Mano manimu, čia ale hipnozė buvo. Užhipnotizavo tą drakoną ir jį vaikė. Nu, kažkas panašaus. Tai va, vienu žodžiu, aplankėm turgų. Ką norėjom turgų, nieko neradom, bet radom drakoną. Drakono šou. O dabar jau ką, viskas. Keliaujam į viešbutį, rytoj laukia sunki diena. Kaip ir minėjau, čia esam išsipirkę 2 naktis, tai prabūsim čia. Rytoj keliaujam į kavos ūkį, bent jau planuoju taip. Kaip mums pavyks, pažiūrėsim rytoj. O dabar jau viskas, su jumis atsisveikinu. Tad jeigu pažiūrėjot, nepamirškit, paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit komentarus. Patiko drakonas, nepatiko drakonas, gal kažkas kitas patiko, o gal kažkas kitas nepatiko. O dabar jau ką, atsisveikinu ir sakau ate.